Labadiena, aš šiandien trumpai kalbėsiu apie ayran prekės, kurį galima surasti Lietuvoje skirtingas brandas. Mes parduodam Suntat prekinę ženklę turkiškos skonio ayranas. Ir galima surasti Suntat prekinę ženklę ayranas ir kitose parduotuvėse, ir kurių mes parduodam didmeninę. Ir galima surasti kitos brandas irgi. Ir aš biškai pasakysiu skirtumą, kas yra skirtumą. Pirmiausia, pagrindinė skirtumai kurį galima surasti Lietuvoje, yra pavadinimą ayranas. Ten, kuris prekės yra sugazuotas. Turkiškas stilių ayranas neturėtų būti gazuotas. Jeigu tas gazuotas, ten tik pavadinimas panašus, bet skonis nėra visai skirtingas skonis. Arba dar kitos brandas kurių galima surasti Lietuvoje, irgi ten jie būna, kad arba per daug druska, arba per rūgštus. Jeigu prekės per daug druska arba per rūgštus, labai daug negersi realiai. Ten biškai paragausi ir paliksi. Bet Suntat prekinės ženklės ayranas nėra tokia. Jis yra labai švelnus, vaikams labai tinka ir mes valgom prie visos maistą. Mes geriam šitas gerimas prie visos maistas. Ir taip pat yra didesnį ir galima gerti, kas mesta tikrai vasarą žmonės ir 1 litrą ayranas vieną kartą geri. Šitas prekės irgi galima surasti Lietuvoje. Ir Suntat prekinė ženklė yra pati populiarios turkiškas brandas Europoje ir turiu labai gerai, kaip čia pasakyti, pavadinimą turiu ir labai rekomenduojam visiems paragauti Suntat prekinę ženklę prekės ir Suntat ayranas. Ir aš noriu dar kartą pasakyti, kad ayranas pagal brandas, pagal įmonę keičiasi. Rekomenduojam visiems Suntat prekinę ženklę ayranas. Skanaus.